Labas visiems. Padarom pertrauką nuo Afrikos vaizdo įrašų. Noriu jūs visus pakviesti į mano renginius, kurie vyks būtent Liepos mėnesį Lietuvoje. Pirmus 3 savaitgalius. Turim 3 renginius. 2 dviračių žygiai, 1 baidarės žygis. Tai pirmąjį Liepos savaitgalį, Liepos 5 dieną, bus žygis dviračiais Trakuose. Bus tik 55 km, tai kviečiu jūs dalyvauti. Žygis bus be nakvynės. Antras žygis bus baidarių žygis, tai bus tik 10-15 km Veisiejose, tačiau maršrutas yra labai įdomus ir tikiuosi jūs norėsite ten sudalyvauti. Trečias žygis bus dviračių žygis, tai nėra tik mano renginys, tai jeigu prisimenate, dalyvavau Hydra Epic ir mes su Paulium kaip ir sukūrėm renginį, nes šiemet Bikepacking LT daro žygius kas mėnesį, visą sezoną. Ir vienas iš jų yra mano žygis. Pagal datas atrinkam, kad jis bus Liepos mėnesį. Darysim 2 dienas, tai pirmą dieną minsim 85 km, antrą dieną 65 km. Žygis yra orientuotas būtent į pradedančiuosius, tai nebijokit, bus daug vietų, kur galima bus nukirsti kampus ir sutrumpinti maršrutą. Mūsų tikslas yra skatinti, parodyti, motyvuoti, kaip reikia keliauti dviračiu. Ir tikrai žygyje bus nemažai žmonių, kurie patyrę keliautojai ir bus kaip ir galimybė jums susipažinti su keliavimu ant dviračio, ko reikia. Ir jeigu turėsit įvairiausių klausimų nuo A iki Z, tai pasistengsime mes jums atsakyti. Greitas vaizdo įrašas, norėjau tik jūs pakviesti į žygius. Susitiksime Liepos mėnesį Lietuvoje. Taip pat tikrai galėsime pašnekėti ir apie Reino kelionę, ir apie Afrikos kelionę gyvai, ar apie mano praeitas keliones, ar apie ateities iššūkius. Į Lietuvą grįšiu tiesiai po Reino, ant Treveto, kur minsiu 1400 km aplink Lietuvą. Ir tuomet įgyvendinsiu visus žygius ir tada pasileisiu aš jau į savo sekantį iššūkį su dviračiu. Tikrai labai rimtas varžybas Europoje. Pabaigsim dabar vaizdo įrašus iš Afrikos, padarysiu apibendrinimą ir paleisiu Reino pirmąjį video, kur papasakosiu apie visą šios kelionės idėją ir istoriją. Po 20 dienų aš jau kaip tik pradedu savo Reino kelionę, sekančią kelionę, labai rimtą kelionę. Tiek iš mano pusės, tai ačiū mielieji, kad sekat, ačiū mielieji, kad žiūrit ir susitiksime kitame video. Pamiršau pasakyti kelis dalykus, tai visi renginiai yra nemokami, į visus reikalinga registracija ir visus renginius jūs galite išsamei rasti mano Facebooko puslapyje. Su visais aprašymais, su visais laikais. Jeigu patiks ir turėsite noro ir laiko ir motyvacijos, tai kviečiu sudalyvauti. Iki.